Geroji šio sekmadienio žinia tai yra tai, kad dėka Dievo tarno Jobo, kai klausėmės pirmame skaitinėje iš Jobo knygos 7 skyrius 1-7 eilutės, ten sužinome, kad žmogaus gyvenimas, tai reiškia mano ir tavo gyvenimas, yra sunkus darbas. Kame čia džiaugsmas? Ogi tame, kad mes jau vien pasirinkdami ir sutikdami gyventi, jau dirbame Dievo darbus. Todėl ir valgome duoną nedikai. Sako viešpats, ypatingai vyrams, sako, tu dirbsi savo prakaitę žemę, ne? Dirbsi. Toliau darbininkas vertas savo užmokesčio. Savo prakaitę valgysi duoną. Moteriams irgi darbas, jos turi irgi gyventi. Jos turi pagal viešpaties pašaukimą gimdyti vaikus, mylėti savo vyrą. Ir jeigu pažiūrėsime didelę tokią meniu, ką reiškia išties gyventi, nėra kur dingti, reikia sutikti. Ir Jobas šalia to prideda, kad negana to, kad viešpas paliktų tave ramybėj ir tu galėtum gyventi ramų gyvenimą, kas jau ir taip nėra lengva, ką tik tai minėjau. Šalia to viešpas mėgsta pajuokauti. Jo juokai yra su tokia paskirtimi mūsų išaukštinti. Jobo istorija, kurią klausėmės čia dabar tik tai 7 skyriuje, jau žinome post factum, kai Jobą teisų vyrą kilmingą, kuris tikrai jo nebuvo lengvas gyvenimas, nes jisai tapo viso miesto ir regiono metų žmogumi. Pirmuose skyriuose jis yra ne šiaip sau ten kažkokio miestelio, bet regiono, netgi šalis apie Jobą žino kaip vieną iš labiausiai teisių vadovų. Jo šeima pavyzdinga, jo, kaip sakant, vaikai, viskas pagal, kaip sakant, išauklėti, jau kalbėti katalikišką kalbą, privesti ir prie pirmos komunijos ir sutvirtinti ir kas ten dar, visi sakramentai prieiti. Jie įsirikiavę kaip kareiviukai, visi dalyvauja visose religinėse apeigose, neprisikabinsi. Tačiau Jobas dalyvauja pats to nenorėdamas viešpaties viename nuotykyje, kurio scenarijaus jisai nežino, jisai yra tik įmestas į viešpaties planą ir jam tai kelia daug klausimų, nes jam skauda. Pasikartosim, Jobas taip kalba. Argi žmogaus gyvenimas žemėje nėra sunki tarnystė? Argi žmogaus dienos nėra kaip samdinio dienos? Tarsi vergas jis trokšta pavėsio, tarsi samdinys jis nesulaukia savo atlygio. Man paskirti mėnesiai kupini nusivylimą, mano dalia naktys pilno širgėlos ir taip toliau, ir taip toliau. Čia yra žmogaus, gero žmogaus. Rauda, kalba, jis taip gyveno nežinom kiek laiko, tokioj kančioj. Tie, kurie Jobo istoriją žinote, jisai prarado viską, kadangi ten piktasis šėtonas, kuris pasišaipė iš viešpaties tobuliausių kūrinio žmogaus, ir kai viešpats pasakė šėtonui, kad, klausyk, taip negali visi būti blogi, o pavyzdžiui Jobas, o Jobas paskelbtas, kaip jau minėjau, visos šalies populiariausių, geriausių žmogumi. O kaip su juo? Ir ten toks dialogas buvo, velnias sako, sako, jis geras tik tai todėl, kad tu jį laimini. Bet tik patrauk ranką nuo jo savo laiminančiai, pamatysi, iškeiks tave, išuns dienas, bus toks kaip visi. Žinutė yra mums, brangus broliai seseris.
turėtumėt visi tikrai tie įsitempti, kuriems sekasi. Kurie klestite, kurių gera sveikata, jums niekas neskauda, verslas sukasi gerai, geri santykiai šeimoje, vaikai sveiki. Trumpiau tariant, kaip sakant, gyvenat gyvenimą, kuris jau ką tik minėjau, yra darbas, bet tas darbas toks malonus. Nežinau, kaip jums, kada manęs klausia, kada jūs, broliai, ilsitės, aš sakau, visą laiką ilsiuosi. Kaip tai gali būti? Sakau, o tai atostogos kada? Aš visada atostogose. Ne, taip žinai, negali būti. Per atostogos ką žmonės daro? Jie ilsisi per atostogos ir, kaip sako daugelis, daro tai, ką jie nori. Žinokit, aš sakau, aš visą laiką ilsiuosi viešpatyje ir darau, ką noriu. Kažkas yra dar iš išmintingų tokių žmonių pasakęs, sako, jeigu nori visą laiką atostogauti, susirasti tokį darbą, kuris tavo hobis. Aš nežinau, kad mano hobis būti kunigu, būti pranciškonu, bet viešpats man pakuždėjo prieš keliasdešimt metų, bandžiau truputį muistytis, paskui galvoju, o gal ir kažką siūlo gero, pabandysiu. Pabandžiau, patiko, vis dar esu čia ir džiaugiuosi. Nežinau, ar džiaugiasi manimi žmonės, kurie turi mane klausyti, čia yra kitas klausimas, bet jūs dovanokit, ką tik jau minėjau, žmogaus gyvenimas yra sunkus darbas. Tai jums irgi sunkus darbas mūsų kartais kunigų klausytis su savo tom įžvalgom, o dar jeigu dar kažkokiais paaiškinimais, ką mes turim toliau daryti. Brangieji, ta geroji žinia, kad mūsų gyvenimas yra nelengvas darbas, mane tik tai kviečia padaryti tokį mažytį namų darbą. Štai apaštalas Paulius antrajame skaitinyje, kurį klausėmės iš pirmo laiško Korintiečiam 9 skyriaus 16-23 eilutės, tas Dievo žmogus, jis aprašo savo darbo specifiką. Šis apaštalas Paulius, jis yra šventasis. Taip, kad jis jau patvirtintas bažnyčios, niekas dėl to nebejoja, todėl, manau, yra protinga, išmintinga, logiška sekti tais broliais seserimis, kurie jau nugyveno gyvenimą ir kuriems pasisekė ir kurie patinka Dievui. Priešingų atveju aš vargstu, vargelių ir galo nėra ir rezultatas neaiškus. Bet kai žiūrime į tuos šventuosius, štai jo dienotvarkė. Pirmiausiai, skelbiu Evangeliją ir neturiu pagrindo dėl to girtis, kad tai darau, nes tai mano būtina prievolė. Vargas man, jei neskelbčiau Evangelijos. Sveiki atvykę į krikščioniško darbo, kaip čia pasakyti, biržą, teritoriją. Taigi esame pakviesti viena iš mūsų darbo specifika, čia ne tik tai apaštalam kunigam, visi, kuriuos pričiupo viešpas per krikšto sakramentą, jūsų didžioji dauguma jūsų net tėvai neatsiklausė, nusprendė, kad bus neblogai ir mažus pakrikštijo. Taigi, jūs visi viskas patekot į tą pačią, kaip sakant, šitą darbo barą ir esate pakviesti skelbti Evangeliją savo gyvenimu, savo žodžiu. Ir jeigu kas nors pasiseks ten skelbiant, pavyzdžiui, skelbėt, žiūrėk, atsivertė kažką atvedėt į bažnyčią. Nežinau, pradėjo tavo gyvenime pildytis pranašystės žodžiai. Ant ko dėsite rankas, tie pasveiks, uždėjo rankas pasveiko. Išvarinėsi demonus, kažkokia velneva mieste buvo, kažkas atėjo, žinai, išvarė demonus, žiūrėk, tikrai demonai išėjo. Paskiau, kas ten dar? Kažkas numirė, visi rauda, kažkas iš jūsų pagalvojo, sakė, kad numirėlis prikelinėsiu, prie jo uždėjo ranką ant numirėlio ir pakilo numirėlis. Numirėlis prisikėlė. Ir sako, ar turiu pagrindą dėl to girtis? Ar mes, kurie esam broliai, vienuoliai, sesutės, vienuolės, kunigai, vyskupai, ar mes turime pagrindo girtis, kad mes čia dabar turim tokią galimybę gražiai apsirengę, čia mums kažkas tai dar
pagarbą kažkokią rodo. Ne. Nes tai yra mūsų būtina prievolė ir vargas man, jei to nedaryčiau. Jeigu tai daryčiau savo valia, gaučiau atlygį, sako apaštalas Paulius. Dar jisai primena, jeigu norite išties būti vertinti darbdavio, šiuo atveju mūsų dangiškojo tėvo, taigi, sako, būkite tokio nusistatymo kaip Kristus ir tokio nusistatymo, kurį aš pasirinkau sekdamas Kristumi. Apaštalo Pauliaus žodžiai. Būdamas nuo nieko nepriklausomas, aš pasidariau visų vergas. Kaip sekasi pras savo nepriklausomybę laisvų būdu? Man nelabai sekasi. Nežinau kaip jums. Silpniesiems pasidariau silpnas, kad laimėčiau silpnuosius. Tėveliam čia, ko gero, daug pasakot nereikia, jie moka nusileisti iki savo vaikučių lygio, kad jie pagelbėtų savo mažiem vaikam. Visiems tapau viskuo, kad vienaip ar kitaip bent kai kuriuos išgelbėčiau. Taigi, toksai mūsų gyvenimas, džiugioji žinia ir reikia vieno mažo dalyko. Savo jėgom tu gyvenimo nenugyvensi. Visi, kurie bandė savo jėgom daryti šį sunkų darbą, gyventi, kuom Dievas jį sukūrė, ar tai būtų vyras, moteris, paskui pagal pašaukimus, pagal prigimtį, visi daugiau ir mažiau pavargo, persitempė, sugadino sveikatą, o kai kas net ir nusispjovė viską, išėjo pats iš gyvenimo. Prašymas, kad mes džiugintumėm Dievą, gyvendami šį gyvenimą, visą laiką, net mažuose dalykuose, prašykim, dar kartą prašykim ir dar kartą prašykim, nebijodami viešpaties, kad man padėtų. Ryte atsikėliau, tai dar negarantas, kad išeis iš savo namų gyvas. Atlikai savo darbus, darbe tau sekėsi, vėl prašai malonės, kad Dievas palaimintų sugrįžimą namo, nes nėra jokių garantijų, kad grįši gyvas ir sveikas. Ir daugybė tokių dalykų. Pavyzdys pats Jėzus, paskutinis momentas Morkaus Evangelijos 1 skyrius 29-39 eilutės, apie kurią klausomės, net jeigu Dievo sūnus, kuriam pasisekė išgydyti Simono uošvį, išgydė daug tų žmonių, jisai išvarė demonus. Jėzus vis tiek nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Brangieji, aš nežinau kito būdo, kaip šį gyvenimą, kaip sunkų darbą nudirbti, įveikti, be tokio pavyzdžio, kurį parodė Jėzus ir kurį parodė šventieji. Atrodo, liko tau gal 2 ar 3 valandos miego, nes jisai visą naktį evangelizavo. Tai negana to, prieš einant numigti tą 1 valandėlę, jis vis tiek eina į nuošalę vietą ir tenai meldėsi. Jam net melstis normaliai neleido apaštalai. Simonas su draugais nusekė iš paskos, suradę jį, pasakė, visi tavęs ieško. Ir ką? Ir kita diena vėl prasideda ir taip diena po dienos. Bet gražus finalas yra toji diena, kai viešpas yra mums pažadėjęs, Jėzus, kai sugrįšiu. Visus tuos talentus, visi, kurie gavote talentą gyventi ir jį investavote teisingai pagal žaidimo taisyklės, garantuoju, jums visiems ištarsiu šios paguodos žodžius. Tai bus pats didžiausias įvertinimas, tai bus tas dienos užmokestis denaras, kai pasakysiu, šaunusis ir ištikimasis mano tarne, tarnaitė,
mano vaikė, brolis, sesė. Užeiki mano džiaugsmą. Amen. Aleliuja.